Pergalės paradas Maskvoje gegužės 9 nevyks dėl besitęsiančių Ukrainos atakų, dronų ir raketų. Žinote, tokį pareiškimą iš Kremliaus buvo labai sunku įsivaizduoti dar prieš porą metų, bet šiandien tai yra realybė. Drebantis iš baimės Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusijos valdžia priėmė sprendimą radikaliai sumažinti tradiciškai iškilmingą pergalės parado ceremoniją Maskvoje. 2026 m. gegužės 9 d. jis vyks be karinės technikos. Vietoj tankų ir raketinių kompleksų Raudonąja aikšte žygiuos tik okupantų maršuojančios kolonos. Ir tai bus ne tik Maskvoje, bet ir visuose kitose Rusijos miestuose. Rusai tiesiog bijo, kad jų kolonos per paradus bus tiesiog sunaikintos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų. Nors tai labiau skamba kaip pasiteisinimas. Na, o smūgiai naftos perdirbimo gamykloms tame pačiame Tuapse rodo, kad Rusijoje jau nebėra jokios adekvačios oro gynybos. Visi arba fronte, arba saugo Putino rūmus. Ir šitame kontekste Kremliuje rusus paragino skubiai nešti savo santaupas iš počiužinių į bankus, kad valstybė galėtų panaudoti šiuos rusų pinigus ekonomikos stabilizavimui. Kaip jums tai? Nabiulina taip ir pasakė. Istorija – vienintelis Rusijos ekonomikos finansavimo šaltinis. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Pakalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą. Be to, prenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi Rusijos valdžia nusprendė radikaliai sumažinti tradiciškai iškilmingą pergalės parado ceremoniją gegužės 9. Šiais metais jis vyks be karinės technikos dalyvavimo. Apie tai antradienį paskelbė Rusijos Federacijos gynybos ministerija. Vietoj tankų, raketinių kompleksų ir panašiai Raudonąja aikšte žygiuos tik okupantų kolonos. Taip pat parade nedalyvaus Suvorovo, karinių ir Nachimovo mokyklų bei kadetų korpusų auklėtiniai. Trumpai tariant, išleis kažkokią šių okupantų vadinamosios specialiosios karinės operacijos dalyvių grupę, jie pamarširuos ir tuo viskas pasibaigs. Bet dar viena detalė, ji tiesiog kelia juoką jai atvirai. Vietoj technikos parado suplanuota transliacija per televiziją, kurioje rodys vadinamojoje specialiojoje karinėje operacijoje veikiančių karių veiklą, taip pat ir tų, kurie budėjo raketiniuose daliniuose, karinėse kosminėse pajėgose ir laivuose. Na, tai yra rusams tiesiog parodys animacinius filmukus, parodys filmus apie tai, kaip šios barbariškos, okupacinės, laukinės, rusiškos pajėgos žūsta Ukrainoje. Bravo, pavyzdžiui. Štai tokius animacinius filmus jiems rodys vietoje parado. Juokinga, kad Rusijos gynybos ministerija pareiškė, cituoju, sprendimas priimtas atsižvelgiant į operatyvinę situaciją. O kas atsitiko? O kokia čia ta situacija? Pas Vladimirą Putiną juk viskas vyksta pagal planą. Ar vis dėlto ne pagal planą? Kas ten su ta situacija? Ir čia samu pažymėti, kad paradai be sunkiosios technikos pravažiavimo Rusijoje vyko laikotarpiu nuo 1995 iki 2017 metų. Tai buvo normalus laikotarpis, kai, kam čia žvandinti ginklais? Bet jau 2008 metais, būtent prieš laukinį rusų puolimą prieš Gruziją ir prieš Vladimiro Putino pareiškimą, kad jis neleis kažkam ten NATO, kad NATO ruošiasi užgrobti Rusiją ir panašiai. Būtent tais 2008 metais į Raudonąją aikštę pradėjo išriedėti raketiniai kompleksai, šarvuotos mašinos, tankai, štai tas ginklų žvanginimas ir panašiai. Esmė ta, kad būtent 2008 metais tapo akivaizdu, jog Vladimiras Putinas remiasi militarizacija ir kaimynų bauginimu. Be to, rusų mulkinimas apie tai, kad vakarai nusprendė užgrobti Rusiją, kad visas NATO yra prieš mus ir panašiai, visa tai prasidėjo būtent nuo šių paradų. Po Ukrainos teritorijų užgrobimo 2014 metais šiuo sėkme įkvėptas Vladimiras Putinas jau 2015 metais pasiekė rekordą. Raudonojoje aikštėje pasirodo 194 ratinės ir vikšrinės technikos vienetai iš skirtingų metų, taip pat 140 lėktuvų ir sraigtasparnių. O štai antirekordą pasiekė 2024 metų paradas. Tada buvo 61 technikos vienetas ir tik 15 lėktuvų. Galiausiai pas Putiną SVO vyksta taip pagal planą, kad iki 2026 metų Raudonojoje aikštėje visai neliks jokios technikos. Beje, kol kas lieka neaišku, kuris iš užsienio lyderių atvyks į 2026 metų paradą. Pirmadienį Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas negalėjo įvardyti užsienio lyderių, kurie atvyks pas Vladimirą Putiną.
Vladimiro Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad plikagalvio diktatoriaus svečiais taps keli užsienio politikai. Tačiau jų vardų jis kažkodėl taip pat negalėjo pasakyti. Na kągi, štai pavyzdžiui Malyje, Afrikoje, ten yra junta, kurią remia Vladimiras Putinas. Jie tiesiog praranda valdžią po tuaregų sukilėlių spaudimu. Na galbūt ši junta atvyks pas Putiną į gėdos paradą. Taip pat įdomu, kad apie planus aplankyti Maskvą anksčiau buvo pareiškęs Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico. Tačiau balandžio 19 dieną jis pranešė, kad Latvija ir Lietuva atsisako praleisti jo lėktuvą. Vėliau tokį pat sprendimą priėmė Estija, o Robertas Fico paprašė koridoriaus skrydžiui per Lenkiją. Galiausiai praėjusią savaitę Robertas Fico pranešė, kad nusprendė tiesiog nedalyvauti šiame gėdos parade Maskvoje. Vėliau paaiškėjo, kad Sankt Peterburge, kaip ir Maskvoje, taip pat nuspręsta surengti pergalės paradą gegužės 9-ąją sumažintų formatu. Renginys suplanuotas be tradicinio karinės technikos parado. Nebus net restauruoto T-34 tanko, kurį pastaraisiais metais paprastai išleisdavo pirmąjį. Na, žinote, neatmetama galimybė, kad ir šį tanką jau išsiuntė į frontą. Parade dalyvaus karo aukštųjų mokyklų kursantai, tačiau tarp jų nebus Nachimovičių, Suvorovičių ir kadetų, kaip ir Maskvoje. Ir štai, kai iš Rusų jau pradėjo atvirai šaipytis, na, tipo, tai kur dingo jūsų paradas? Alo, narsūs rusai, kaip ten su SVO pagal planą? Viskas super, viskas puiku, o kur dingo paradas? Ir štai po to Kremlius pareiškė, kad sprendimas atšaukti dalį parado susiję su teroristinė grėsme iš Kijevo pusės. Įsivaizduojate? Citata iš Peskovo, Putino spaudos atstovo. Imamasi visų priemonių pavojų sumažinti. Paradas įvyks, bet nepamirškime, kad praėjusiais metais tai buvo jubiliejinis paradas. Tokio plataus masto, na, kuris turi būti per apvalę datą, o ši data nėra jubiliejinė. Na, tipo, taip ir buvo suplanuota iš anksto. Ko jūs čia prikibote, kokia technika? O iš tikrųjų, be technikos trūkumo net fronte, be Vladimiro Putino baimės, kad Ukrainos dronai ir raketos smogs paradui, parado atšaukimo priežastis yra kita. Jam gali paprasčiausiai neužtekti pinigų. Na, pinigų nėra. Ir dabar paaiškinsiu. Rusijos santaupos tapo praktiškai vieninteliu ekonomikos finansavimo šaltiniu, nes dėl sankcijų vakarų kapitalo rinkos Rusijos įmonėms užsidarė. Apie tai pareiškė Rusijos Federacijos centrinio banko vadovė Elvyra Nabulina. Toliau jos citata. Paklausykite, šių rusų cinizmas ir įžūlumas. Tiesiog paklausykite, ką jis sako. Prieš cituodamas Nabuliną noriu jums priminti, kad maždaug nuo 2008 metų rusai labai aršiai nekenčia vakarų. Vakarai blogi, vakarai bando paverti motiną Rusiją. Vakaruose kas? Gėjų paradai ir visa kita. Na, žodžiu. Ir apskritai, juk prisimenate, kad rusai jau kokius 20 metų sako, jog vakarai tuoj žlugs, o Amerikos doleris tuoj išnyks. Europa tuoj išnyks ir taip toliau. Ir štai Nabulina pareiškė, cituoju. Iki 2022 metų mūsų skolininkams, mūsų įmonėms buvo prieinamos, pavadinkime taip, Europos ir JAV piliečių santaupos. Būtent santaupos. Kadangi šiuose šalyse infliacija buvo žema, palūkanų normos buvo žemos. Mūsų įmonės galėjo ten pasiimti tas santaupas už pakankamai žemas palūkanas. Labai supaprastinant, mūsų eksportas sektorius, kuris ėmė šias paskolas užsienyje, galėjo skolintis iš Europos ir JAV piliečių, kad didintų prekių gamybą, kurias eksportuodavo ten. O dabar pasaulio santaupos mums nepasiekiamos. Vienintelis finansavimo šaltinis yra rusiškos santaupos. Jeigu nesupratote, Nabulina pripažįsta, kad šie laukiniai rusai įžūliai naudojosi vakarų teikiamomis gėrybėmis. Įžūliai ėmė pinigus vakaruose, savo pačių vystymuisi ir panašiai. Tačiau tuo pačiu metu tie patys rusai nuožmiai nekentė tų vakarų. Taip nekentė, kad net pradėjo karą. Galiausiai Rusijos Federacijos finansų ministras Antonas Siluanovas rado receptą, kaip pakelti Rusijos ekonomiką nuo kelių. Jis pareiškė, kad Rusijos piliečiai turėtų ištraukti savo santaupas iš po pagalvių. Nunešti juos į bankų sistemą arba į finansų rinką, kad pinigai pradėtų augti, dirbtų valstybei. Toliau, Siluanovo citata. Kiekvienas žmogus turi tam tikrų santaupų. Kaip jomis pasinaudoti? Padėti po pagalvę nenaudojant šių išteklių, arba išmokti jas valdyti investuojant į įvairius instrumentus. Paprasčiausias būdas – indėliai banke.
Lėšos, kurios laikomos po pagalvę, laikui bėgant nuvertėja. O pinigai investuoti į banko indėlius ar investicijas prisideda prie Rusijos ekonomikos vystimosi. Taip. Esmė ta, kad Kremlius tiesiog pradėjo prašyti rusų ištraukti savo santaupas ir atiduoti jas plikam diktatoriui Vladimirui Putinui, jo karui prieš Ukrainą ir visą vakarų pasaulį.